fainai gyvena iki tol, kol teisėjas liepia pradėti kovą. Įtempta pradžia, nei vienas nedrįsta pradėti kovos, spaudžia savo priešininką, pirmus smūgis, gazdina, neskirti pelnyti taškų dar, tais primatuotą atstumą, pažiūrėti priešininko reakciją. Vienas taškas, vieną stiprų kirtį priešininko kūnas. Tai čia, vienas taškas buvo Bernardui, dabar nemačiau, jau mažiau buvo. Savo priešininkai ir greitom, trumpom atakom, serijom kaunasi vienas prieš kitą. Jūsų palaikymas! Riteriui Bernard! Riteriui Artūrui! Laikas! 1 minutė. Pirmasis raundas baigtas. Taškų nedaug, tačiau riteriai pažįsta jau priešininko kovos stilių, tikrai stebėjo praeitas kovas. Įsitikino, kur yra kiekvienos silpnosios klaidos. Ir čia buvo tokia kova, kurioje kiekvienas riteriis nedrįso suklysti. Nebuvo jokių ypatingų labai ilgų serijų. Abu laikėsi labai atsargiai, kad nepadarytų tos kritinės klaidos. Galbūt taškų persvara bus nedidelė, kokie 4 ir 5 taškai šiame raunde. Kartais raundas gali surinkti 20 taškų, jeigu jis labai intensyvus. Šiame raunde taškų tikrai buvo šiek tiek mažiau. Ir jau tada vienas taškas gali būti tas lemiamas taškas. Praeitoj kovo, kaip patys Aivaras, 1 taško persvara. Po 3 kovų ketvirtame raunde Aivaras išplėšė 1 taškų pergalę. Ir dabar antrasis raundas. Dešinėje Artūras, kairėje Bernard iš Lenkijos. Bernardas. Aukštai smūgis skautis, tačiau nepraleidžia progos ir pataikyti kojas. Tikrai gražiai technika iš abiejų kovotojų pusės. Fight! Po lygiai, man atrodo, kol kas žaidėjai dalinasi. Eini! Gražus smūgiai dabar iš pusės, keletas taškų. Dar dirbi! Laikas, jūsų aplodismentai. Turite favoritą? Ar šitą kovą laimės Artūras? Kažkas mane suprato dabar. Kojom. Ir delnais. Tie, kas mano, kad kovą laimės Bernardas, išreiškia savo palaikymą. Wow, turime! Plojam! Yra šiek tiek tokių, ar ne? Gerai, mes žiūrėsime, ar teisėjai turi verdiktą. Third round. Taigi, trečias raundas. Turime dar vieną raundą. Riteriai abudu laimėjo po vieną kovą. Kaip jau sakau, finalas reiškia, kad kovotojai jau yra labai apylygiai. Čia lengvų kovų, aš jau sakiau, tikrai nebus. Šiandien nelengva ir dėl to, kad taip yra karšta. Šarvai čia sveria 30 kg. Tas košantis storas, kimštinis vilnas košantis po šarvais. Striukė ir dar su 30 kg ant savęs. Ir dar kautis reikia palaikyti. Tikrai nelengva. Bet riteriai tęsia savo kovas. Važiuojam, laukiam trečiojo raundo. Lemiamas. Nemiegok! Tas laimi trečiąją vietą. Kas pralaimi lieka be nieko. Eini! Šiandien
Ar bus pradedama kova? Ne. Spaus! Dar, eini, viskas. Dirbi. Ta kova šiek tiek palaiko. Dar, reikia. Dar reikia. Reikia dirbti. Palaikymo, Artūrui šiek tiek. Na jau. Rankom ir balsu. Dar dirbi. Viskas dirbi dabar. Stabdome kovą. Patiko? Man tikrai patiko. Aš net irgi kartais sulaikęs pirmavimą žiūrėjau šitas kovas. Šiandien truputį sargu už Artūrą. Jisai yra iš mūsų klubo Viduramžiai LT, bet teisėjai kaip nuspręs, taip ir bus. Taip, jūs ten išsiaiškinot, kas laimėjo kovą? Bernardas ar Artūras, ką? Artūras? Bernardas! Bernardas! Žiūrėsim, teisėjai turi jau sprendimą savo. Taip, tikrai Bernardas nusipelnė jūsų ovacijų. Dideliu tenais taškų skirtumų jisai liko. Jisai liko šioje kovoje dėl trečiosios vietos. Ir jeigu aš gerai suprantu, žiūrėkite, ketvirtas raundas. Tai reiškia, ir trečias raundas neišaiškino, kuris iš jų buvo nugalėtojas. 30 sekundžių. Išlaikysim tiek? Kodami, jie tai išlaikys besikaudami. O jūs? Давай. Pradedame kovą. Dėl trečiosios vietos. Nugalėtojas laimi trečiąją vietą. 30 sekundžių. Tolimi ir smūgiai kiekvieną tašką. Dirbi dar. Artūrai, dirbi. Dar dirbi. Labai gerai. Dar dirbi. Kaip matot, nuotaika tikrai labai gera. Lauksime teisėjų verdikto. Teisėjai pagaliau turi sprendimą, ponios ir ponai. Aidint jūsų ovacijom. Aplodismentam. Trečiąją vietą